Mėly Marijos radijo klausytojai, mūsų studijoje vieši ypatingas svečias, Europos religijos filosofijos draugijos prezidentas, kokybės skatinimo bažnytiniuose universitetuose ir fakultetuose mokslinio komiteto narys, profesorius daktaras Peter Jonkers. Profesorius skaitė paskaitą Vytauto didžiojo universiteto studentams, kurią Marijos radijo klausytojai turės progą išgirsti, bet prieš tai mes norim pristatyti patį kalbėtoją, šį ypatingą žmogų. Pirmiausia, norim klausti, kodėl šiandien taip labai reikalinga filosofija, išminties meilė ir kodėl žmonės šiandien nemyli filosofijos, kodėl nemyli tos išminties. Well, philosophy started as love for wisdom, but ever since modernity it changed. Iš tiesų, filosofija prasidėjo kaip išminties meilė, tačiau laikui bėgant viskas po truputėlį keitėsi ir modernybėje mes matome tokią situaciją, kad filosofija jau nebėra išminties meilė, bet yra mano asmeninės nuomonės meilė. Ir mes gyvename pasaulyje, kuriame egzistuoja daug skirtingų filosofinių požiūrių ir niekas nesiema spręsti iš tikrųjų, kas iš tų nuomonių yra teisinga, kas iš tų nuomonių nėra išmintis ir tai iš tikrųjų yra uždavinys, kaip susigaudyti visoje toje nuomonių įvairovėje. Klausytojai, žinoma, norėtų išgirsti, kuo skiriasi religijos filosofija nuo teologijos. Theology or religion is bound to a certain orthodoxy. It's always in theology you belong. Teologija visuomet yra susijusi su ortodoksaliu tikėjimu, o drauge susijusi taip pat ir su tam tikra bendruomenė, kuriai stengiamasi paaiškinti, padaryti suprantamus evangelinius ir kitus religinius tekstus. Filosofijai nėra tokio dalyko kaip ortodoksija, yra daugybė klasikinių tekstų, tokių kaip Platonas, Dekartas, Kantas. Jie yra skaitomi, jie yra komentuojami, tačiau nėra tokio supratimo, kad kažkas yra ortodoksalu. That means that whereas as a theologian you speak. Teologas, kada kalbasi, kalba savo bendruomenės kalba ir kalba savo bendruomeniai, filosofas kalba bendraja kalba, jisai kreipiasi į plačią auditoriją. So in the current situation in which especially in Western Europe Western Europe has become very secularized, it is in a way easier as a philosopher of a religion to explain what religion is all about. Dėl to, kad vakarų visuomenė yra labai sekularizuota, religijos filosofai iš tikrųjų yra netgi truputėlį lengviau kalbėti tai visuomeniai, kadangi nereikia vartoti specifinės teologinės kalbos ir religijos filosofas gali geriau padėti suprasti, koks yra krikščionybės turinys ir kokia yra krikščionybės prasmė. Kuo jūs patį patraukė filosofija? Kodėl jūs tapot filosofu, o ne gydytojų statybininkų šaltkalvių? Well, I started to become interested in philosophy when I was 14, which may sound weird, but it's nevertheless true. And it's probably because I was always interested in having a theoretical... Gal skambės keistai, bet filosofiją aš susidomėjau būdamas 14 metų. Man visuomet rūpėjo dalyko esmė. Ir be abejo, jeigu šie klausimai nuolatos sugrįžta, nuolatos apie juos galvoji, tai yra neišvengiama, kad anksčiau ir vėliau tapsi filosofu. Paskaita, kurią jūs skaitėt, vadinasi religinės tiesos problema pluralistinėje visuomenėje. Kokia tai yra žinia Lietuvai? Ką jūs atvežėt Lietuvai? Kokia tai yra žinia? Kodėl jūs apie tai šnekat? Well, we live in a time in which the very concept of religious truth religious truth is vital in Christianity, like it is in the Islam, but let's stick to Christianity, has become a very... Religinės tiesos klausimas krikščionybėje, bet taip pat ir Islame yra labai svarbus, labai gyvybiškas klausimas, tačiau taip pat tas klausimas yra labai problematiškas, kadangi dažnai yra linkstama galvoti, kad kalbant apie religinę tiesą, tai neišvengiamai veda į religinę prievartą ir kad neišvengiamai kils religiniai konfliktai. This whole notion of religious truth has become even more problematic, say in the last 40-50 years, because the degree of pluralism increased so dramatically. Whereas, say, in the first half of the 20th century,
in Western Europe, the majority of the people still, although they may Per paskutinius 40-50 metų mūsų visuomenėse įvyko labai dideli pasikeitimai ir dar 20-ojo amžiaus pradžioje dauguma žmonių, nors ir nebūdami labai aktyvus arba praktikuojantis katalikai, išpažino ir rėmė krikščioniškas vertybės, tačiau per paskutinius 40-50 metų atsirado labai daug skirtingų nuomonių, kaip įprasminti gyvenimą ir galima kalbėti apie pluralizmo situacijos atsiradimą vakarų visuomeniai. So, and in this situation of pluralism, it has become even more problematic to think or to speak about religious truth. So, the issue of my paper... Todėl pluralistinėje situacijoje pasidarė dar sudėtingiau, dar problematiškiau kalbėti apie religinę tiesą, dėl to mano paskaitos tema buvo, kaip šiuolaikinėje pluralistinėje visuomenėje būtų galima kalbėti su kitais žmonėmis, a priori netmetant žmonių su visiškai kitokiais skirtingais įsitikinimais. So, and my suggestion to find a solution or a contribution to solving this problem is to refer to the very traditional notion of wisdom, which is an overlapping notion to which both Christians and secular people are willing to refer, because everyone tries to make the best out of his or her. Mano pasiūlymas, kaip galima būtų kalbėti apie religinę tiesą sekuliarioje visuomenėje, tai tradicinė išminties samprata, kuri yra būdinga tiek krikščionims, tiek pasauliečiams, nes visiems žmonėms rūpi klausimas, kaip galėčiau geriau nugyventi savo gyvenimą, kaip galėčiau tinkamai, deramai užauginti savo vaikus ir perduoti jiems savo vertybės. Taigi, kalbant apie išmintį, galima atrasti bendrą pamatą ir diskutuoti su žmonėmis, kurie turi kitokį supratimą, kurie turi arba kitokį religinį požiūrį, arba yra visiškai netikintis. Ir tokia diskusija gali būti vaisinga, netmetant kitų a priori. And interestingly, a number of outstanding contemporary scholars. Ir apie tai kalba iškiliausi dabarties protai, tiek dabartinis popiežius, tiek pasaulietis filosofas Habermasas siūlo grįžti prie tradicinės išminties sampratos. Grįžtant į jūsų šalį, kas jūs kaip filosofą džiugina ir kas liūdina Olandijos ir Belgijos bažnyčiai? Well, what I see as a philosopher, let's start with the negative things, is that you have a completely individualistic views about goals in life, and that there is hardly any discussion possible anymore about which values are worthwhile striving for and which ones lead people astray. I mean, you cannot think of any position or of any value or somebody is against it, or even most weirdest values are being promoted. The Netherlands is a very tolerant country, but through their own painful experience, they even see that this... Kalbant apie tokius neigiamus dalykus, tai turbūt labiausiai reikėtų paminėti individualizmą, nes žmonės tiek Belgijoje, tiek Olandijoje užsidaro savo asmeninį erdvėj ir iš tikrųjų tampa net nebeaišku, kas yra gerai, kas yra blogai, kurios vertybės veda gera linkme, kurios vertybės paklaidina. Taip pat reikia paminėti, kad visuomenės mūsų šalyje yra labai tolerantiškos, tačiau netgi tolerancija turi savo ribas. Tarkim, Olandijoje yra leidžiami lengvieji narkotikai, bet neseniai buvo pastebėta, kad šitų narkotikų vartojimas turi labai liūdnas pasekmes tiems regionams, kur narkotikus vartoti buvo leidžiama, ir daugelis žmonių, kurie vartoja tos narkotikus, jie turi psichologinės problemas ir jiems tenka gydytis psichiatrinėse ligoninėse. Taigi didžiausia problema iš tikrųjų yra tai, kad visuomenė neturi krypties, neturi ką orientuotis, galima sakyti, kad visuomenė prarado kryptį. So I'll continue about, so the positive thing is that the Netherlands, especially the Netherlands, far more than Belgium,
is nowadays a completely secularized society. All references to church and religion, well, they are not completely away, but they are fading and the... Iš pozityvių dalykų būtų galima paminėti, jog kadangi mūsų visuomenė, ypatingai Olandijos visuomenė, yra ypatingai sekuliari ir bažnyčios įtaka paskutiniuoju metu labai sumažėjo. Drauge tai yra galimybė, tai yra naujos galimybės ir naujas iššūkis nebebūti slegiamiems praeities, nesuvokiant bažnyčios kaip galios institucijos ir ieškoti naujų kelių, kaip galima būtų realizuoti save kaip bažnyčia ir kaip naujai prabilti į šiuolaikinę visuomenę. And so there is a new, fresh interest in Catholic religion. Ir galima taip pat pastebėti šiais laikais naują susidomėjimą religiją, bet ta situacija yra labai artima Pauliaus kalbos Atėnų Areopage situacija, kada Paulius buvo privestas kalbėti atėniečiams apie nežinomą Dievą ir tam, kad patraukti naujus žmonės, kad jie sužinotų, jau nebeužtenka pasyviai laukti, reikia aktyviai kalbėti, aktyviai ieškoti, skelbti žinią, galima netgi sakyti, reklamuoti katalikybę, reklamuoti religiją. Na ir norėtumėm išgirsti, ką išminties mylėtojas, filosofas profesorius Peter Jonkers palinkėtų Lietuvos Marijos radijo klausytojams, kurie galbūt irgi ieško tiesos. Pasirinkti ir saugoti tai, kas yra geriausia, kaip Paulius sakė. Mėly Marijos radijo klausytojai, kviečiame jūs klausytis profesoriaus daktaro Peterio Jonkerso paskaitos skaitytos Katalikų teologijos fakultete tema Religinės tiesos problema pliuralistinėje visuomenėje. Verčia Valdas Mackela. For many philosophers, the rise of religious pluralism is one of the most important. Daugeliui filosofų religinio pliuralizmo atsiradimas yra vienas iš būdingiausių vakarų visuomenės bruožų. Tai paskatino nepaprastą filosofijos susidomėjimą religiniais dalykais, kurie peržengia toli dalykų ar disciplinų rėmus ir tai yra daug daugiau negu vien tik tai religijos filosofijos tema. Tačiau pliuralizmo kilimas paskatino taip pat labai didelį filosofinį debatą dėl to, kas yra religinė tiesa. Pagal du šiuolaikinius autorius, Habermasą ir Rawlsą, pati religinės tiesos idėja turi būti pakeista visuotinio sutarimo samprata ir po metafizinę politinės valdžios pateisinimo sampratą. Šitie autoriai smerkia tiesos idėją kaip iš esmės autoritarišką ir kaip kelianti priespaudą visuomeniai, kuri yra iš esmės pliuralistinė.
The above can be interpreted. Visą tai, kas buvo pasakyta prieš tai, gali būti aiškinama kaip filosofinis pagrindimas esminio įsitikinimo mūsų laikų, kad visuotinės tiesos, nesvarbu, ar jos būtų religinės, ar jos būtų pasaulietinės tiesos, kurios galiotų visiems šiais laikais ir šiuolaikiniai modernioje visuomenėje nebeegzistuoja. Tačiau mano požiūriu, sako mūsų svečias, tiesos ar religinės tiesos idėjos iš tikrųjų negalima taip lengvai atmesti. Priešingai, galima tikėtis, jisai tikisi, kad šita religinės tiesos idėja yra esminė ir pagrindžianti fundamentalias teises ir esminės vertybės, nesvarbu, ar jos būtų filosofinės, ar jos būtų viešajame diskurse, ir tai bus labai reikšminga ateityje. Taip pat aš manau, kad yra būtina naujai apibrėžti religinės tiesos sampratą tokiu būdu, kad ta religinės tiesos samprata būtų priimtina šiuolaikinių pliuralistinių demokratijų kontekste. Taigi, savo kalboje mūsų svečias pirmiausiai pabandys apibrėžti, koks yra tradicinis filosofinis požiūris į religinę tiesą, kuris yra vadinamas teizmo vardu, kuris šiais laikais jau nebėra suprantamas arba nėra patikimas, nėra tikimas. Todėl jis pabandys apibrėžti religinę tiesą kaip išmintį ir pabandys parodyti, kad toks požiūris suteikia naują pagrindą, kuris yra suderinamas su pliuralistinė šių laikų situacija. Žodis teizmas yra vartojamas ta prasme, kad yra filosofinė teorija apie Dievo egzistavimą ir jo esminius atributus. Teizmas kaip toks atsirado XVI amžiuje kaip intelektualinė pastanga užbaigti įvairias religinės kontroversijas arba nesutarimus, kurie kyla iš skirtingų švento rašto aiškinimų ir dėl skirtingų doktrinų. Ir tos diskusijos tęsiasi pakankamai ilgai iki pat XIX amžiaus, iki Vestfalijos taikos. Toliau teizmas buvo naudojamas kaip filosofinis atsakas į kilusį ateizmą bei skepticizmą Renesanso ir ankstyvojo apšvietos laikmečio periodų. Esminis tokio teizmo teiginys yra, kad egzistuoja Dievas, kuris yra asmuo be kūno, tai yra Dievas yra dvasia, kuris yra amžinas, laisvas, galintis padaryti viską žinantis, tobulai geras ir kuris yra tikrasis žmogiškojo garbinimo bei paklusnumo objektas, kuris yra visatos kūrėjas ir visatos palaikytojas. Šitie teiginiai gali būti matomi kaip išreiškintis tam tikrą gyvenimo būdą, bet taip pat jie gali būti suvokiami kaip teiginiai, kurie yra patys savyje arba savimi pagristi. Šitas aspektas filosofinio teizmo reiškia, kad religinės tiesos samprata priklauso veikiau prigimtiniai ir racionaliai teologijai negu apreikštai religijai. Todėl pati svarbiausia teizmo charakteristika yra pamatiniškumas. Nėra termino lietuvių kalboje foundationalism, bet tai, kas vadinama foundationalism, yra idėja, kuri teigia, jog religija yra tvirtai paremta žmogiškojų protų ir tai yra visuotinai galiojantis dalykas. Tuo būdu teizmas bando peržengti religijų įvairovę ir suteikti skirtingoms religijoms bendrą pamatą, ir tas bendras pamatas yra kosmologiškai orientuotas, tai yra pagrįstas mūsų supančios visatos supratimu. Tačiau toks teizmas iš tikrųjų yra atplėštas nuo savo pirminio konteksto ir religinė Dievo samprata, religinė idėja apie Dievą yra abstrahuota nuo konkrečių tikėjimo praktikų ir nuo jų socialinio bei istorinio konteksto. Kalbant apie to senojo teizmo likimą mūsų laikais, galima pastebėti jo palaipsnį nuopolį ir tai, kad jisai praranda savo tikėtinumą. Žvelgiant iš dabartinės situacijos bei platesnio socialinio konteksto, kurį galima įvardinti kaip perėjimą nuo modernybės prie postmodernybės, galima išskirti keletą esminių bruožų, kuriais teizmas, kuris suvokiamas kaip pamatiniškumas, tebūnie toksai naujas žodis, kuris beje skirtingai
skirtingas yra nuo fundamentalizmo, nereikėtų painioti šitų dviejų savokų. Tai dabartiniais mūsų postmoderniais laikais auga suvokimas, kad toksai teizmas yra supaprastinimas dalykų ir taip pat toks teizmas yra tarsi išvirkščioji racionalizmo pusė ir to pasekmės mūsų gyvenimui bei socialiniai aplinkai nėra visuomet pozityvios. Antras dalykas, kad modernybės laikmetyje, ypatingai apšvietos laiku, proto vienybė ir visuotinumas buvo suvokiamas kaip apimantis įvairias pluralizmo formas ir šitas įsitikinimas mūsų laikais yra atmestas ir dabartyje galima pastebėti labai skirtingo radikalaus perspektyvizmo kilimą, kad egzistuoja daug skirtingų nesuderinamų požiūrių į tikrovę. Trečias dalykas, toks teizmas pernelyg abstrahuoja Dievo sampratą, atplėšia ją nuo socialinio istorinio konteksto ir tai buvo galbūt prasminga tuo metu, kai buvo diskutuojama tarp teistų, deistų bei ateistų, nagrinėjant kosmologinį Dievo kaip pasaulio kūrėjo klausimą bei kuriant teodicėją, bandant paaiškinti, kaip visagalis geras Dievas yra suderinamas su blogio egzistavimu pasaulyje. Tačiau šiais laikais galima pastebėti tai, ką Čarlzas Teiloras pavadino ekspresyvistinį posūkį, tai yra, kad nėra absoliučių moralinių teiginių, bet mes galime tik labai konkrečiai vardinti tai, kas yra gera ir kas yra bloga. Filosofinė diskusija perėjo nuo teorinio požiūrio prie to, kas yra patiriama mūsų kasdieniuose gyvenimuose ir religinės tiesos yra suvokiamos jau nebe atsietai nuo žmogiško asmens, bet mąstant apie jas ir siejant su konkretaus žmogaus asmeniniu gyvenimu. Which implications does theism's loss of plausibility have for the future of philosophy of religion? Well, first of all, taigi galima klausti, kokias pasekmes turi tai, kad filosofinis teizmas prarado savo tikėtinumą ir kaip tai įtakoja religijos filosofiją. Visų pirma, galima pastebėti, kad teizmas nėra tapatus su religijos filosofija kaip tokia. Ir jeigu teizmas prarado savo tikėtinumą, tai nereiškia, kad nebeprasminga tapo religijos filosofija. Antras dalykas, faktas, kad religijos filosofija, kuri gali būti apibrėžta kaip kritinė religijų interpretacija, tai reiškia, jog religinės tiesos idėja vis dar yra be galo svarbi. Žinoma, lyginant su išplėtotu teizmu, religinės tiesos idėja yra suvokiama kitaip, nes mes dabar gyvename tikrovėje, kuri yra pažymėta globalizacijos ir pluralizmo ženklu. Trečias dalykas, reikia priimti faktą ir susitaikyti su faktu, kad dabartinės visuomenės vyraujanti kalba yra daugiau egzistencinė, o ne teorinė. Ir šitas perėjimas iš vienokios situacijos į kitą situaciją neišvengiamai įtakoja tai, apie ką mąsto religijos filosofija. Šiandien religija yra suvokiama visų pirma kaip konkretus gyvenimo būdas ir kaip mūsų tam tikra tapatybė. Tai, kas duoda mums esminius atsakymus į mūsų keliamus egzistencinius klausimus. Kitaip tariant, tai, kas padeda mūsų gyvenimui įgauti perspektyvą arba kryptį. So I now come to my Dabar perėsime prie trečiosios pranešimo dalies, kaip apibrėžti religinę tiesą kaip išmintį. Apibrėžiant religinę tiesą kaip egzistencinį gyvenimo būdą arba egzistencinį kelią, reiškia pirmiausiai, kad religija turi būti matoma kaip tam tikras gyvenimo būdas, kurio tiesa gali būti parodota tik tai labai žvelgiant iš arti, žvelgiant į konkrečią situaciją. Egzistencinė religijos tiesa yra žmonių gyvenimuose suvokiama tokiais žodžiais arba tokiamis ištarmėmis kaip Dievas yra mano gelbėtojas arba aš gyvenu po prisikėlusio Kristaus ženklų ir tai labai konkrečiai keičia ir orientuoja žmonių gyvenimus.
Yra labai svarbu pastebėti, kad religinė tiesa kaip egzistencinis kelias nereiškia kažko visiškai atsitiktinio, kas yra panašiame lygmenyje kaip mūsų keisti papročiai arba kultūriniai skirtumai. Nepaisant įvairovės, kuri yra skirtingose religinėse tradicijose bei pasaulietiniuose pasaulio matymuose, yra esminga atpažinti, kad visi jie teigia savo tiesą ir kad tie jų teiginiai turi esminius kokybinius skirtumus. Todėl apibrėžiant religiją kaip gyvenimo kelią, yra būtina kritiškai tyrinėti tuos pareiškimus apie tiesą. Ir ypatingai tai galioja krikščionybei, kaip ir kai kuriems kitiems religiniams sąjūdžiams bei pasaulietiniams pasaulio matymams, nes krikščionybė yra atsivertimo religija, tai yra sąmoningo pasirinkimo ir atsigrįžimo religija. Okay, so I focus on two. Kalbant apie religinę tiesą kaip išmintį, yra išskirti tokie du aspektai, tai yra kuo skiriasi protas ir supratimas ir kuo skiriasi išmintis ir tiesa. First of all, wisdom is based on a much Perskyrą galima padaryti tokiu būdu, kad teigiant, jog išmintis yra pagrįsta daug platesnių racionalumo arba žmogaus protingumo supratimu, negu tai yra apibrėžiama moderniame moksle, tame tarpe ir socialiniuose moksluose. Išmintis apima daug platesnę perspektyvą, kitaip tariant, išmintis yra proto vaisius, tuo tarpu mokslinė tiesa yra supratimo vaisius. Well, this insight gives a new input to the hotly debated issue, especially in Western Europe and in the United States, so in liberal countries, the issue if and how religious insights and doctrines can be introduced in the public debate, and if and how they can be translated into a language that in principle can be understood by contemporary secular society. According to Rawls, who is one of the most important contemporary liberal thinkers, an American by the way, reasonable comprehensive doctrines, religious and non-religious, may be introduced in the public political discussion. Šios įžvalgos mus atveda į šiuolaikinę diskusiją, kokiu būdu religinės įžvalgos ir religinės tiesos galėtų būti pateiktos viešajame diskurse ir kaip tas religinės tiesas, religinės įžvalgas būtų galima išversti į šiuolaikinio žmogaus kalbą, kad ją suprastų ir sekuliari visuomenė. Pagal vieną iš šiuolaikinio liberalizmo teoretikų Rawlso tekstą, religinės doktrinos, taip pat kaip ir nereliginės doktrinos, gali būti viešajame politinėme diskurse pateiktos kaip turinčios tam tikrą politinį pamatą. Nebūtinai tas politinis pamatas būtinai turi kilti iš to, kaip tos religinės doktrinos yra suvokiamos jų pačių išpažinėjų. Mūsų svečias teigia, kad toks Rawlso požiūris, kad religinės doktrinas galima interpretuoti tik tai politiniais terminais, kad religinės tiesos būtų priimtinos platesnei auditorijai, nėra visiškai pagristas ar pamatuotas. Rawlsas, jisai pernelyg pervertina, kaip mokslinis pasaulėvaizdis iškreipia ir sugriauna pasaulėvaizdį, kurį turi tiek religingi, tiek nereligingi žmonės. Dabartinėje situacijoje žmonės, kurie žvelgia į religinę tradiciją kaip į išminties šaltinį, jaučiasi labai šališkai vertinami, nes jie yra traktuojami iš racionalizmo pozicijos, iš tokio racionalizmo pozicijos, kuris visiškai kertasi su egzistenciniu tiesos supratimu, kuris yra randamas šiose tradicijose. Galima sakyti, kad mokslinis racionalizmas visiškai naturalizuoja žmogaus gyvenimą ir praktiškai padaro neįmanoma šitoms religinėms išminties tradicijoms save protingai pateisinti ir matyti save kaip žmogiškas būtybės bei asmenis. Okay, so the second characteristic
Toliau apibrėžiant, kas yra egzistencinė tiesa, dažniausiai yra vartojamas išminties terminas, kuris dažniausiai yra apibrėžiamas kaip visapimantis teorinis bei praktinis žinojimas, kuris gali duoti mums tam tikrą kryptį gyvenimą ir suteikti pamatą žmogiškai egzistencijai. Išmintis mus paliečia kaip ypatingas pažinimo būdas, kuris remiasi žmogišką patirtimį, bet taip pat turi dievišką kilmę. Visos religijos ir pasaulėvaizdžiai gali didžia dalimi būti apibrėžti kaip išminties tradicijos. Ir tai yra paremta faktu, kad visi žmonės kelia amžinuosius klausimus apie savo kilmę ir bando atsakyti tos klausimus autentiškai bei atrasti tiesą. Tačiau tai iki galo nepaaiškina, kokiu būdu išmintis gali būti visuotinė ir taip pat tai nereiškia, kad bet kokia išmintis yra teisinga. Šitoje vietoje gali įsiterpti filosofija, kuri nuo pat pradžių buvo apibrėžiama kaip išminties meilė, kadangi filosofija yra tikros išminties siekimas. Filosofija turi labai įdėmiai, kritiškai analizuoti visą tai, kas save pristato kaip išmintį, tam, kad išlaisvinti ją nuo saviapgaulės bei ideologijos pavojus. Žinoma, esminis klausimas yra, kaip nustatyti, ar religinė išmintis yra teisinga, ar tai yra tiesa. Aš pabandysiu atsakyti į šitą esminį klausimą, kalbėdamas apie išmintį kaip apie tai, kas mūsų gyvenimui duoda kryptį. Tokio požiūrio privalumas yra tai, kad žmonių gyvenimas yra traktuojamas kaip konkretus gyvenimas, pripažįstant požiūrių įvairovę, kad žmonės vadovaujasi skirtingais požiūriais ir kad egzistuoja kokybinis skirtumas tarp skirtingų išminties tradicijų. Čia galėtų padėti Kantas, kuris panašų klausimą kėlė savo tekste, kuris vadinasi, ką tai reiškia, kaip vadovautis mąstyme. Kantas kritikavo dvi kraštutinės pozicijas, du kraštutinius požiūrius, kad sveikas protas negali suteikti mums objektyvių kriterijų, kurie gali mums padėti vadovautis moraliniuose klausimuose. Ir taip pat kitas požiūris, kad galima pasitikėti vien tik tai betarpišką, dievišką intuiciją. Vietoj šitų dviejų kraštutinumų Kantas pateikia išplėstą ir daug tiksliau apibrėžtą vadovavimosi sampratą, kuri gali padėti suvokti, kas yra sveikas protas ir kaip pažinti nejuslinius dalykus. Kanto įžvalga yra mums tinkanti dėl to, kad Kantas pripažįsta religinės tikrovės pluralizmą, kad tai, ko mes vadovaujamės savo gyvenime, yra susiję su labai konkrečiu asmeniu arba bendruomenė, kuri bando vadovautis ar ieškoti kelio moralinėme kraštovaizdyje. Bet tuo pačiu metu jisai pripažįsta, jog žmogus iš esmės nori turėti protų pagristą atsakymą, kad egzistuoja tam tikri principai, kuriais mes galime vadovautis. Mąstant apie tiesą kaip tai, kas mums vadovauja gyvenime, yra esminis dalykas, tačiau tai turi kilti iš labai konkrečių egzistencinių situacijų, kuriuose mes atsiduriam. Ir pereiname pagaliau prie išvadų. Jeigu religijos filosofai nori suvokti religinę tiesą, kaip buvo išdėstyta praėjusiame skirsnyje, tai pirmiausiai jie patys turėtų suvokti, kas yra religinis gyvenimas. Konkretus religinis gyvenimas, panašiai kaip tas filosofas, kuris užsiema meno filosofiją, kuris apmąsto meną, turi bent jau kažkokį ryšį su menu turėti. Ir priėmus šią sąlygą, galima sakyti, kad toks požiūris iš tikrųjų tęsia iki modernę tikinčio mąstymo arba tikėjimo ieškančio supratimą tradiciją. Tačiau visiškai kitame kontekste, negu tai suformulavo Anzelmas, kuris buvo vienas iš šios sampratos kūrėjų.
Skirtumas nuo Zenmo situacijos pirmiausia yra tai, kad mes dabar gyvename pasaulyje, kuriame egzistuoja pasaulietinis požiūris ir taip pat mes daugiau negu ant Zenmo susidurime su kitokiamis ar kitomis religinėmis tradicijomis. Ir tuo būdu šiuolaikinis religijos filosofas atsidūrė situacijai, kuri yra panašiai į apaštalo Pauliaus situaciją Areopage. Kai Paulius turėjo paaiškinti, kas yra krikščioniška tiesa ir krikščioniškas gyvenimo būdas epikuriečiams bei stoikams, kurie nepripažino jo esminių įsitikinimų, taip ir šiuolaikinio religijos filosofo uždavinys yra bandyti paaiškinti, kas yra esmingai tiesa religinėme gyvenimo būde, supažindinant visuomenę su religingumu ir kiek įmanoma protingai pagrindžiant tai, kad tai būtų tiems žmonėms gyvenantiems pasaulietinėje visuomeniai bent kiek suvokiama. Paskaitą tema religinės tiesos problema pliuralistinėje visuomenėje skaitė profesorius daktaras Peter Jonkers.